Salebru, lex in mezza quindi maesting salebru, mis maleit in mezza stagisting salebru, mis maleit in mezza stagisting salebru, leit in tamme nutte masta sing salebru, leit in tamme nutte masta sing salebru, musta humoretse masta sing. Tiesa ir teisingumas tai yra ne tik romano pavadinimas, bet sakyčiau ir kažkokios pagrindinės idėjos, o gal net rašytojo užsibrėžtas savo tikslas pasakyti tiesą apie Estiją, apie Estijos žmones, apie jos pirmiausia valstiečius, paskui iš tų valstiečių tas išėjimas, vaikų atsiskyrimas ir ta scena irgi tiesiog prisimena, paskui taip ir žiūri, pradedi jausti, kad tai perskaitęs kokį skyrių, taip ir galvoji, kad lyg ir tu pats būtum įklimpęs į šitą liūną ir sunkiai trauktum savo kojas iš jos. O toks yra pats žodžio paveikumas, taip Tamsarė sugeba mus įtraukti į šitą situaciją. Dar vienas dalykas, kuris va čia gal aš pradėjau, tai yra tos dviejų kaimynų, kiemionių, kaip jie vienas kitą ten kreipiasi, tai Andris ir Pearasto, tokia nuolatinės varžytuvės ir sakyčiau, ir rietenos. Tiesa ir teisingumas, žinoma, du skirtingi dalykai. Tiesa tai yra tai, ką žmonės daro, o teisingumo pasiekti ten, nors ir pasiekia kai kada, bet nuolatiniai tokie, nežinau kiek ten tų teismų neskaičiavau, bet jų yra labai daug, kas nors kiek ir jau kviečiamas vienas kitą į teismą. Mila tammenta kyssima sing salebru, mila tammenta kyssima sing salebru, missä muuta tammekele sing salebru, missä muuta tammekele sing salebru. Šita būtent knyga pateko į šitą sąrašą. Į sąrašą pateko neatsitiktinai, tikrai rašytojas yra labiausiai vertinamas ir skaitomas reikšmingiausių rašytojų Estijoje. Už tai net pastatyti paminklai ir Taline, ir jo gimtajam kaime. Atstatyta sodyba, padarytas muziejus, netgi jo 60-mečio proga buvo praplatinta, pagilinta upės vaga. Skaitydamas šitą romaną aš iškart išvedžiau kažkaip nesąmoningai gal paralelės su lietuviškuoju kaimo tuomečio, su lietuviškaisiais rašytojas kaip Petras Cvirka, Žemaitė, sakyčiau, netgi Jono Avyžiaus yra daug panašumų. Ir tas laikmetis, koks buvo Lietuvoje ir Estijoje, labai panašus ir daugiau panašumų surasit ir jūs negu skirtumų. Tik tai kai kurios tradicijos mane, aišku, nustebino, kaip, pavyzdžiui, vestuvėse ten jauniesiems buvo lopėjami atseit rūbai pinigais, ko aš Lietuvoje nemačiau. Tas mane nustebino ir sugriovė mitą, kad estų vyrukai yra labai ramus. Kažkuris estų kritikų pasakęs, kad tai yra estų gyvenimo miniatiūra. Ir tikrai yra visas nueinančio kaimo gyvenimas ir šienapjūtė, ir mėšlavėjus, kūčios, kalėdos, krikštynos, tuoktuvės, laidotuvės, žodžiu. Tikrai tokia kaimo gyvenimo enciklopedija, bet, žinoma, svarbiausia ne tai, nes visi veikėjai, visi reiškia, net ir šunės, ir žmonės, ir seni vaikai, šunės, katės, ir visi, reiškia, yra be galo gyvi, be galo tokie, natūralūs savi ir labai spalvingi veikėjai. Leit in tamme nutte masta sing salebru, leit in tamme nutte masta sing salebru.